Kietumas yra iliuzija. Šią akimirką, kai jūsų kūnas sėdi ant kėdės, kai jūsų pirštai liečia šį ekraną, kai jūsų kojos remiasi į grindis, jūs neliečiate nieko. Tarp jūsų odos ir bet kurio paviršiaus yra tuštuma, erdvė tokia gili, kad jei atomą padidintumėte iki futbolo stadiono dydžio, jo branduolys būtų nedidesnis už žirnį centre. Visa materija, kurią laikote tikra, yra 99,99% nieko. Elektronai šoka aplink branduolius tokiu atstumu, kuris proporcijomis prilygsta Mėnulio orbitai aplink Žemę. Bet kas nutiktų, jei visa ta tuštuma išnyktų? Jei gravitacija būtų tokia stipri, kad atomai kapituliuotų, elektronai prarastų savo šokį, o protonai ir neutronai susiliestų kaip išsigandę žmonės traukinyje? Įsivaizduokite, kaip visas jūsų kūnas, kiekviena ląstelė, kiekvienas prisiminimas, kiekviena mintis būtų suglaudintas į dalelę mažesnę už druskos kristalą. Dabar padauginkite tai 8 milijardus kartų. Visa žmonija, kiekvienas žmogus, kuris kada nors gyveno, kuris dabar gyvena, kuris dar gims, tilptų arbatinėme šaukštelyje. Tai nėra metafora. Tai neutroninės žvaigždės realybė. Šis objektas egzistuoja už tūkstančių šviesmečių nuo mūsų, tačiau jis meta šešėlį ant pačios realybės sampratos. Neutroninė žvaigždė nėra tiesiog astronominis kuriozas, ji yra filosofinis iššūkis tam, ką vadiname medžiaga, erdve, egzistavimu. Kai masyvios žvaigždės širdis miršta sprogime, kuris akimirksniu išskiria daugiau šviesos nei 100 milijardų saulių, jos branduolys neišnyksta. Jis transformuojasi į sferą, kurios skersmuo vos 20 km, bet kurios masė prilygsta Saulei. 1 kubinis centimetras šios medžiagos sveria 100 milijonų tonų, daugiau nei visi Žemės vandenynai kartu sudėjus. Kodėl visata leidžia tokiai ekstremaliai egzistuoti? Koks mechanizmas palaiko šį neįmanomą balansą tarp gravitacijos, kuri nori viską sutraiškyti į tašką, ir kvantinių jėgų, kurios priešinasi galutiniam žlugimui? Ir svarbiausia, ką tai sako apie pačios realybės prigimtį, jei materija gali egzistuoti tokiose radikaliai skirtingose būsenose. Kiekvieną kartą, kai laikote rankoje obuolį, jūs laikote tą pačią medžiagą, kuri neutroninėje žvaigždėje yra suglaudinta milijonų kartų. Skirtumas tik vienas – gravitacija. Ji yra skulptorius, kuris iš tos pačios molio gabalėlio gali nulipdyti ir trapų vazą, ir nesulaužomą deimantą. Pirmą kartą žmogus susimąstė apie materijos prigimtį ne teleskopo, o minties pagalba. Prieš 2400 metų graikų filosofas Demokritas pasiūlė idėją, kuris skambėjo kaip beprotybė, viskas, kas egzistuoja, sudarytas iš nedalomų dalelių, kurias jis pavadino atomais nuo žodžio atomos nedalomas. Jis neturėjo mikroskopų, neturėjo matematikos įrodyti savo teoriją. Bet jis turėjo kažką galingesnio, loginį paradoksą, kuris kankino jo naktis. Jei materija gali būti dalinama be galo, samprotavo Demokritas, tai reiškia, kad ji sudaryta iš begalybės nieko. O begalybė nieko vis tiek yra niekas. Vadinasi, turi egzistuoti fundamentalus lygmuo, kur dalyjimas sustoja, kur yra paskutinė, nedaloma realybės dalelė. Šis įžvalgas buvo atmestas daugiau nei 2000 metų, nes jis prieštaravo Aristotelio filosofijai, kuri tvirtino, kad materija yra nepertraukiama ir begalinai daloma. Aristotelis buvo autoritetas, o Demokritas tik keistuolis, kuris kalbėjo apie neregimas dalelės. Tik XIX amžiaus pradžioje, kai chemikai pradėjo pastebėti keistus dėsningumus reakcijose, kaip elementai visada jungiasi tam tikromis proporcijomis, niekada atsitiktinai Demokrito vizija sugrįžo iš užmaršties kaip pranašystė. Tikroji revoliucija prasidėjo 1911 metais, kai jaunas fizikas Ernestas Rutherfordas atliko eksperimentą, kuris turėjo būti paprastas. Jis šaudė alfa dalelėmis, helių branduoliais, į ploną aukso folijos lakštą. Tikėjosi, kad dalelės praskris pro jį kaip kulkos pro rūką, galbūt šiek tiek nukrypdamos. Vietoj to jis pamatė kažką neįtikėtino, viena iš 8000 dalelių atšoko atgal, tarsi būtų trenkusi į sieną. Rutherfordas vėliau sakė, kad tai buvo tarsi šautum artilerijos sviedinį į popierinį lapą ir matytum, kaip jis grįžta atgal ir tave užmuša. Šis eksperimentas atskleidė šokiruojančią tiesą, atomai yra beveik visiškai tušti. Dauguma alfa dalelių praeina be jokio pasipriešinimo, nes jos skrieja per tuštumą tarp elektronų ir branduolio.
Tik tos kelios, kurios atsitiktinai pataiko į branduolį, nepaprastai mažą, bet nepaprastai tankų objektą atomo centre, atšoka atgal. Įsivaizduokite futbolo stadioną, kurio centre yra vienas žirnis. Tokia yra atomo proporcija. Viskas, ką laikote kietu, stalas, siena, jūsų kūnas, yra 99,99% tuštumos. Tai, ką vadiname lietimu, iš tikrųjų yra elektromagnetinė repulsija. Jūsų ranka nepereina pro stalą ne todėl, kad atomai yra kieti, o todėl, kad elektronai abiejose pusėse atstumia vienas kitą su tokia jėga, kuri jums atrodo kaip kietumas. Kiekvieną kartą, kai paspaudžiate ranką, kai apkabinate mylimą žmogų, kai bučiuojate, jūs niekada neliečiate kito žmogaus tiesioginę prasme. Visada yra mikroskopinis atstumas, erdvė tarp jūsų elektronų debesų ir jų elektronų debesų. Kiekvienas bučinys yra dviejų elektronų debesų šokis, kuris niekada nesusiliečia, tik atstumia vienas kitą su jėga, kurią jūsų nervai interpretuoja kaip prisilietimą. Ši realizacija atveria duris į dar gilesnį klausimą: jei įprasta materija yra tokia tuščia, ar gali egzistuoti būsena, kur ta tuštuma išnyksta? Kur atomai nebėra atomai, o virsta kažkuo fundamentaliai kitokiu? Atsakymas atėjo iš žvaigždžių mirties studijų ir jį atrado jaunas indas, kuris dar nebuvo baigęs universiteto. 1930 metais 19 metų Subrahmanian Chandrasekhar plaukė laivu iš Indijos į Angliją. Kelionė truko 3 savaites ir jis neturėjo ką veikti, tik skaityti ir skaičiuoti. Jis buvo ką tik perskaitęs naują teoriją apie tai, kaip elektronai elgiasi ekstremalaus spaudimo sąlygomis, kvantinę mechaniką, kuri tvirtino, kad elektronai negali būti suspausti be galo, nes jie priešinasi dėl Paulio draudimo principo. Chandrasekharas pradėjo skaičiuoti, kas nutiktų, jei šią teoriją pritaikytum mirštančiai žvaigždei. Matematika vedė jį į išvadą, kuri atrodė neįmanoma. Jis apskaičiavo, kad egzistuoja riba 1,4 Saulės masės, už kurios jokia jėga visatoje negali sustabdyti žvaigždės žlugimo. Jei žvaigždės branduolys sunkesnis nei ši riba, gravitacija laimi. Elektronų degeneracijos spaudimas, kuris paprastai palaiko baltąsias nykštukes, nebegali atlaikyti. Materija kapituliuoja. Ir tada vyksta kažkas neįtikėtino, atomai sulaužomi. Elektronai, kurie paprastai skrieja laisvai aplink branduolius, yra įstumiami į protonų glėbį. Protonai ir elektronai susijungia, virsdami neutronais. Visa žvaigždės šerdis transformuojasi į vieną gigantiškį branduolį, sudarytą tik iš neutronų, suspaudžiamų taip arti vienas kito, kad tarp jų nebelieka jokios erdvės. Chandrasekharas pristatė savo atradimą Karališkojoje astronomijos draugijoje Londone 1931 metais, tikėdamasis pripažinimo. Vietoj to jis sulaukė pašaipų. Didysis astrofizikas Arthuras Eddingtonas, vienas įtakingiausių mokslininkų to meto žmogus, kuris įrodė Einšteino reliatyvumo teoriją stebėdamas Saulės užtemimą, viešai išjuokė jaunuolio idėjas. Jis pavadino jas beveik absurdiškais išvedimais ir pareiškė, kad turėtų būti gamtos dėsnis, kuris neleidžia žvaigždei elgtis tokiu absurdišku būdu. Kaip žvaigždė gali žlugti į begalinį tankį? Tai prieštarauja visam, ką žinome apie materijos elgesį. Chandrasekharas buvo sutriuškintas. Jis buvo jaunas, toli nuo namų ir didžiausias autoritetas jo srityje viešai jį pažemino. Bet matematika nemelavo. Skaičiai buvo aiškus. Jis nusprendė tylėti ir laukti, kol gamta pati parodys, kas teisus. Praėjo dešimtmečiai. Chandrasekharas dirbo kitose srityse, bet jo skaičiavimai liko kaip laiškas ateičiai. Ir 1967 metais astronomai rado pirmąjį įrodymą – keistus radio signalus, ateinančius iš kosmoso, pulsus tokius tikslus, kad iš pradžių mokslininkai juokais pavadino juos LGM Little Green Men – mažieji žalieji žmogeliukai. Tik vėliau suprato, tai neutroninės žvaigždės, besisukančios 100 kartų per sekundę, skleidžiančios spinduliuotės pluoštus kaip kosminis švyturys. Chandrasekharas buvo teisus. Eddingtonas – ne. 1983 metais Chandrasekharas gavo Nobelio premiją už darbą, kurį atliko būdamas 19. Jam buvo 73. Pusę amžiaus jis laukė, kol pasaulis pripažins, kad visata leidžia tokiems objektams egzistuoti, nesvarbu, kaip jie prieštarauja mūsų intuicijai.
Bet kas iš tikrųjų vyksta žvaigždės viduje, kai ji miršta? Įsivaizduokite žvaigždę kaip milžinišką termodinaminę mašiną, kuri milijardus metų palaiko delikatų balansą. Jos šerdyje vyksta branduolinė sintezė, vandenilis virsta heliu, heliu virsta anglimi, anglis virsta deguonimi, deguonis virsta silicijų, silicis virsta geležimi. Kiekviena reakcija išskiria energiją, kuri kuria spaudimą, kuris priešinasi gravitacijai. Tai kaip nuolatinė kova tarp dviejų titaniškų jėgų – gravitacijos, kuri nori viską sutraiškyti į centrą, ir termodinaminės energijos, kuri nori viską išsprogdinti į erdvę. Milijardus metų šios jėgos yra lygios. Žvaigždė gyvena šioje pusiausvyroje, kaip akrobatas ant virvės, kiekviena akimirka balansuodama tarp žlugimo ir sprogimo. Tas pats principas veikia jūsų kūne, kiekviena ląstelė palaiko balansą tarp cheminių reakcijų, kurios nori ją suardyti, ir biologinių mechanizmų, kurie nori ją išlaikyti. Skirtumas tik mastelių, žvaigždė balansuoja milijardus metų, ląstelė – kelias dienas. Bet principas tas pats, egzistencija yra nuolatinė kova prieš entropiją. Tačiau branduolinė sintezė turi ribą. Kai žvaigždės šerdis pasiekia geležį, procesas sustoja. Geležies branduolys yra pats stabiliausias visoje periodų lentelėje, jį sujungti į sunkesnius elementus nebeišskiria energiją, o ją sugeria. Tai reiškia, kad geležies šerdis yra energetinis aklavietė. Sintezė sustoja. Spaudimas, kuris milijardus metų laikė žvaigždę išsipūtusią, išnyksta per kelias sekundės. Ir tada gravitacija ima savo. Žvaigždės išoriniai sluoksniai nebepalaiko nieko, krenta į centrą laisvo kritimo greičiu – 10 000 km per sekundę. Visa žvaigždės masė, prilygstanti milijonams žemių, griūva į šerdį, kuri jau yra suglaudinta iki miesto dydžio. Energija, išskiriama šiame žlugime, yra neįsivaizduojama, per kelias sekundės išskiriama daugiau energijos nei Saulė išspinduliuos per visą savo 10 milijardų metų gyvenimą. Tai tarsi visas pasaulis staiga nuspręstų virsti šviesa. Kai kritimo banga pasiekia šerdį, vyksta kažkas panašaus į kosminį atšokimą. Materija, suglaudinta iki branduolinių tankių, tampa nesuspaudžiama, ji elgiasi kaip kosminis guminis kamuolys, kuris suspaustas iki ribos staiga atšoka atgal. Šis atšokimas sukuria smūginę bangą, kuris skrieja atgal per žvaigždės kūną greičiu, artėjančiu prie šviesos greičio. Kai ši banga pasiekia paviršių, žvaigždė sprogsta supernovos sprogimu, vienu ryškiausių reiškinių visatoje. Viena supernovos sprogimas gali būti ryškesnis už visą galaktiką, kurioje ji įvyksta. Šviesa, kurią ji išspinduliuoja, keliauja milijardus šviesmečių, nešdama žinią apie žvaigždės mirtį per visą kosmosą. Bet tai, kas lieka centre, yra dar stebuklingesnis – neutroninė žvaigždė, objektas tokio ekstremalaus tankio, kad 1 kubinis centimetras jos medžiagos sveria 100 milijonų tonų. Tai daugiau nei visi Žemės vandenynai kartu sudėjus, suglaudinti į cukraus kubelio dydžio tūrį. Kaip tokia būsena apskritai gali egzistuoti? Atsakymas slypi kvantinėje mechanikoje ir jėgoje, kuri vadinama neutronų degeneracijos spaudimu. Tai neįprasta jėga, kurią galite pajusti kasdienybėje, tai kvantinis efektas, kylantis iš Paulio draudimo principo. Šis principas teigia, kad du identiškai kvantiniai objektai negali užimti tos pačios būsenos toje pačioje erdvėje. Įsivaizduokite koncertų salę, kur kiekviena kėdė gali turėti tik vieną žmogų, kai visos kėdės užimtos, nauji žmonės turi stovėti, net jei yra vietos ant grindų. Panašiai neutronai, suspausti iki neįtikėtinų tankių, pradeda stovėti, jie užima vis aukštesnius energijos lygmenis, nes žemesnieji jau užimti. Šis kvantinis spaudimas yra tai, kas sustabdo galutinį žlugimą į juodąją skylę. Neutroninė žvaigždė yra pusiausvyra tarp gravitacijos, kuri nori ją sutraiškyti į singuliarumą, ir kvantinės mechanikos, kurios sako ne toliau. Tas pats principas veikia jūsų kompiuteryje, elektronai negali užimti tų pačių būsenų, todėl jie formuoja sluoksnius, kurie leidžia medžiagai turėti struktūrą. Be Paulio draudimo principo, visa materija žlugtų į tašką. Neutroninės žvaigždės paviršius nėra lygus, jis turi kalnus, tačiau šie kalnai yra tik kelių milimetrų aukščio, nes gravitacija yra tokia stipri, kad bet kokia nelygybė iš karto sulyginima. Temperatūra paviršiuje siekia 1 000 000 laipsnių Celsijaus, pakankamai karšta, kad medžiaga spinduliuotų rentgeno spindulius.
Giliau po plona išorinė pluta, kuri sudaryta iš geležies branduolių ir elektronų, prasideda keista zona, vadinama branduolinė pasta. Čia materija egzistuoja formose, kurios neturi analogų Žemėje, branduoliai susijungia į ilgas gijas, panašias į spagečius, arba į plokščias plokšteles, panašias į lazaniją. Fizikai iš tikrųjų vadina šias struktūras spagečių fazė ir lazanijos fazė. Dar giliau žvaigždės šerdyje materija tampa beveik grynai neutroninė skysčiu, superfluidumu, kuris teka be jokio trinties, amžinai cirkuliuodamas srovėmis, kurios niekada nesustoja. Tai tarsi vanduo, kuris teka be pasipriešinimo, niekada nesulėtėja, niekada nesustoja. Įsivaizduokite, kad galėtumėte paimti šaukštelį šios medžiagos ir atvežti į Žemę. Pirmiausia, jums reikėtų šaukšto, kuris atlaikytų 6 milijardus tonų svorio, jokia žinoma medžiaga negali to padaryti. Bet tarkime, kad kaip nors pavyko. Ką matytumėte? Akimirksniu, kai ši medžiaga paliktų neutroninės žvaigždės gravitacinį lauką, jis sprogstų su jėga, prilygstančia tūkstančiams branduolinių bombų. Kodėl? Nes neutronai yra stabilūs tik esant ekstremaliam spaudimui. Be jo, jie pradeda irti, kiekvienas neutronas virsta protonu, elektronu ir antineutrinu. Šis procesas išskiria milžinišką energiją. Jūsų šaukštelis neutroninės medžiagos pavertų visą planetą radioaktyvių pelenų debesių. Tai primena, kaip gilus nario žuvis, prisitaikiusi gyventi jūros dugne, kur spaudimas yra 100 atmosferų, sprogsta, kai ją ištraukia į paviršių, jos kūnas yra pritaikytas ekstremaliai aplinkai ir negali egzistuoti už jos ribų. Kiekvieną kartą, kai keičiate aukštį kalnuose ir jaučiate ausų spaudimą, jūs patiriate tą patį principą, jūsų kūnas yra pritaikytas tam tikram spaudimui ir bet koks nukrypimas sukelia diskomfortą. Neutroninė medžiaga yra šio principo ekstremalus atvejis. Neutroninė žvaigždės gravitacija yra tokia stipri, kad ji iškraipo patį erdvės laiko audinį. Jei stovėtumėte ant jos paviršiaus, nors tai neįmanoma, nes būtumėte akimirksniu sutraiškytas į atomus, jūsų laikrodis eitų 2 kartus lėčiau nei laikrodis, esantis toli kosmose. Šviesa, bandanti pabėgti nuo paviršiaus, praranda pusę savo energijos, kovodama su gravitacija, tai vadinamas gravitaciniu raudonuoju poslinkiu. Jei numestumėte objektą ant neutroninės žvaigždės iš 1 kilometro aukščio, jis pasiektų paviršių greičiu, artėjančiu prie pusės šviesos greičio. Smūgio energija būtų lygi termonukleariniam sprogimui. Kiekvienas kristalas, kiekvienas meteoras, krintantis ant neutroninės žvaigždės, sukelia sprogimą, kuris Žemėje būtų katastrofa, bet neutroniniai žvaigždei yra tik lengvas lietaus lašas ant vandenyno paviršiaus. Kai kurios neutroninės žvaigždės sukasi neįtikėtinu greičiu, 100 kartų per sekundę. Įsivaizduokite objektą, kurio masė prilygsta Saulei, o dydis miestui besisukantį greičiau nei virtuvinis maišytuvas. Kaip tai įmanoma? Atsakymas slypi fizikos dėsnyje, kurį matote kiekvieną kartą, kai ledo čiuožėjas sukasi, kampinio momento išsaugojimas. Kai žvaigždė žlunga iš milijonų kilometrų skersmens iki 20 kilometrų, jos sukimosi greitis padidėja milijonus kartų, kaip ledo čiuožėjas, pritraukiantis rankas prie kūno, sukasi vis greičiau. Tas pats principas veikia, kai vaikai sukasi ant karuselės, kai jie pritraukia rankas, karuselė sukasi greičiau. Neutroninė žvaigždė yra šio principo ekstremalus atvejis, jis sukasi taip greitai, kad jos paviršius juda trečdaliu šviesos greičio. Bet tikrasis stebuklas slypi ne paviršiuje, o gelmėse, kur fizikos dėsniai susipina į mazgą, kurio niekas iki galo nesupranta. Įsivaizduokite, kad galėtumėte keliauti į neutroninės žvaigždės vidų kaip nardytojas, kuris leidžiasi į vandenyno gelmes, kiekvienas metras žemyn atskleidžia naują, dar keistesnę realybės sluoksnį. Pirmieji keletas 100 metrų – tai pluta, sudaryta iš geležies branduolių, išsirikiavusių į kristalinę gardelę tokią tobulą, kad ji yra milijardą kartų stipresnė už deimantą. Šis kristalas nėra statiškas, jis virpa, rezonuoja, dainuoja neregimą giesmę, kurią sukuria kvantiniai virpesiai, pereinantys per gardelę kaip bangos per stygą. Jei galėtumėte išgirsti šią giesmę, jis skambėtų kaip aukščiausias įmanomas tonas, viršijantis bet kokį garsą, kurį gali suvokti žmogaus ausis. Tas pats principas veikia, kai braukiate pirštu per vyno taurės kraštą, stiklas pradeda vibruoti tam tikrų dažnių, sukurdamas garsą. Neutroninė žvaigždės pluta yra kosminis instrumentas, kuris groja simfoniją, kurią gali girdėti tik gravitacinių bangų detektoriai.
Giliau po pluta prasideda zona, kurią fizikai vadina branduoline pasta ne dėl to, kad ji panaši į maistą, o dėl to, kad materijos struktūros primena įvairias makaronų formas. Čia spaudimas yra toks ekstremalus, kad branduoliai nebegali išlaikyti sferinės formos. Jie pradeda deformuotis, susijungti, formuoti ilgas gijas, panašias į spagečius, arba plokščias plokšteles, panašias į lazaniją, arba net tuščiavidurius cilindrus, panašius į rigatonį. Šios struktūros nėra chaotiškos, jos formuojasi pagal griežtus kvantinės mechanikos ir branduolinių jėgų dėsnius, ieškodamos žemiausios energijos būsenos. Tai kaip muilo burbulai, kurie visada formuoja sferą, nes tai forma su mažiausiu paviršiaus plotu. Arba kaip upė, kuri visada teka žemyn, ieškodama žemiausio taško. Kiekvieną kartą, kai matote vandenį tekantį į kriauklę ir formuojantį sūkurį, matote tą patį principą – gamta ieško efektyviausios formos, mažiausios energijos būsenos. Šios makaronų struktūros yra tokios kietos, kad jos gali būti stipriausias medžiaga visatoje, stipresnė už bet kokį kristalą, stipresnė už bet kokį metalą. Jei galėtumėte paimti kubinį centimetrą branduolinių spagečių ir bandyti juos nutraukti, jums reikėtų jėgos, prilygstančios milijardų tonų. Tai daugiau nei visa Žemės masė. Kodėl tokia stiprybė? Nes šios struktūros yra palaikomos ne cheminių ryšių kaip įprastoje medžiagoje, o stipriosios branduolinės jėgos, fundamentaliausios ir galingiausios jėgos gamtoje. Tai jėga, kuri laiko kartu protonus ir neutronus atomo branduolyje, jėga, kuri išsiskiria branduolinėje bomboje. Neutroninės žvaigždės viduje ši jėga veikia makroskopiniu mastu, sukurdama struktūras, kurios neturi analogo niekur kitur visatoje. Dar giliau, žvaigždės šerdyje, materija pereina į būseną, kuri yra vienu metu ir skystis, ir kristalas, ir kažkas visiškai kito – superfluidumas. Įsivaizduokite skystį, kuris teka be jokio trinties, kuris gali lysti sienomis prieš gravitaciją, kuris gali tekėti amžinai, niekada nesustodamas. Tai nėra fantastika, tai kvantinis fenomenas, kurį mokslininkai stebėjo laboratorijose, atvėsindami helį beveik iki absoliutaus nulio. Bet neutroninėje žvaigždėje superfluidumas egzistuoja milijonų laipsnių temperatūroje, nes spaudimas yra toks ekstremalus, kad kvantiniai efektai dominuoja net tokioje karštoje aplinkoje. Tai kaip šokėjų būrys, kuris juda tobuloje harmonijoje, kiekvienas šokėjas žino, ką daro kitas, ir jie juda kaip vienas organizmas, be jokio koordinavimo, be jokio vadovo. Arba kaip paukščių pulkas, kuris keičia kryptį akimirksniu, nors sudarytas iš tūkstančių individų. Kiekvieną kartą, kai matote tokį pulką danguje, matote kvantinio kolektyvizmo analogiją, individualūs elementai veikia kaip viena sistema. Šis superfluidumas sukuria keistą fenomeną. Neutroninė žvaigždė turi dvi skirtingas sukimosi sistemas vienu metu. Išorinė pluta sukasi vienu greičiu, o vidinė superfluidinė šerdis šiek tiek kitu. Dažniausiai šerdis sukasi greičiau, nes ji nejaučia trinties, kuri lėtina plutą. Bet kartais, kas kelias savaitės ar mėnesius, vyksta staigus įvykis, kurį astronomai vadina trūktelėjimas. Superfluidinė šerdis staiga perduoda dalį savo kampinio momento plutai ir visa žvaigždė pašoka į greitesnį sukimąsi per kelias milisekundės. Tai tarsi du krumpliaračiai, kurie sukasi atskirai, staiga susikabina ir sinchronizuojasi. Arba kaip du širdies ritmai, kurie staiga susilieja į vieną. Tas pats principas veikia jūsų kūne, kai du skirtingi biologiniai ritmai, kvėpavimas ir širdies plakimas, kartais sinchronizuojasi, sukurdami ramybės jausmą. Neutroninės žvaigždės magnetinis laukas yra ne tik stiprus, jis yra gyvas, dinamiškas, nuolat besikeičiantis organizmas. Įsivaizduokite magnetinį lauką kaip neregimų gijų tinklą, kuris vyniojasi aplink žvaigždę kaip kokonas aplink vikšrą. Šios gijos nėra statiškos, jos sukasi, susipina, trūkinėja ir vėl susijungia, sukurdamos nuolatinę energijos transformacijų dramą. Kai dvi magnetinės gijos susikerta, vyksta procesas, vadinamas magnetinė rekonekcija. Energija, sukaupta magnetinėme lauke, staiga išsiskiria kaip sprogimas, išmetantis dalelių pluoštus beveik šviesos greičiu. Tai panašu į tai, kaip du elektros laidai, kurie susiliečia, sukuria kibirkštį, tik neutroninės žvaigždės atveju kibirkštis yra milijardus kartų galingesnis nei žaibas. Kiekvieną kartą, kai matote žaibą audros metu, matote tą patį principą – elektromagnetinė energija, sukaupta lauke, staiga išsiskiria kaip šviesa ir garsas.
Šie magnetiniai sprogimai yra tai, kas sukuria rentgeno proveržius, kuriuos astronomai stebi iš Žemės. Kai kurie proveržiai yra tokie stiprūs, kad jie per kelias sekundės išskiria daugiau energijos nei Saulė per visą dieną. Jei toks proveržis įvyktų arti Žemės, tarkime, už 10 šviesmečių, jis galėtų sunaikinti ozono sluoksnį ir sukelti masinį išmirimą. Bet iš 1000 šviesmečių atstumo jie yra tik švelnūs rentgeno spindulių pulsai, kuriuos galime užregistruoti tik su pačiais jautriausiaisiais teleskopais. Tai primena, kaip tolimas griaustinis skamba kaip švelnus dundėjimas, nors šalia jis būtų kurčiantis. Atstumas transformuoja katastrofą į šnabždesį. Bet galbūt įspūdingiausias neutroninių žvaigždžių aspektas yra jų gebėjimas veikti kaip natūralūs fizikos laboratorijos, kur galime stebėti reiškinius, kurie neįmanomi Žemėje. Pavyzdžiui, neutroninės žvaigždės paviršiuje gravitacija yra tokia stipri, kad šviesa, bandanti pabėgti, yra sulenkta į keistus kelius. Jei žiūrėtumėte į neutroninę žvaigždę iš šono, matytumėte ne tik jos priekinį pusrutulį, bet ir dalį užpakalinės pusės. Šviesa iš užpakalio yra sulenkta aplink žvaigždę gravitacijos ir pasiekia jūsų akis. Tai kaip žiūrėti į žmogų pro stiklinį rutulį ir matyti ne tik jo veidą, bet ir iškraipytą jo pakaušio vaizdą. Arba kaip žiūrėti į žuvį akvariume, dėl vandens lūžio rodiklio ji atrodo ne ten, kur iš tikrųjų yra, ir jos forma yra iškraipyta. Kiekvieną kartą, kai žiūrite pro stiklinį indą su vandeniu ir matote, kaip objektai už jo atrodo didesni ar iškraipyti, matote tą patį principą – šviesa keičia kryptį, kai pereina per skirtingus terpės tankius. Šis gravitacinis lęšio efektas leidžia mums išmatuoti neutroninės žvaigždės masę ir spindulį su neįtikėtinu tikslumu. Stebėdami, kaip šviesa iš žvaigždės paviršiaus yra sulenkta, galime apskaičiuoti, koks stiprus yra gravitacinis laukas, o iš to, kokia didelė yra masė ir koks didelis yra spindulys. Tai kaip detektyvas, kuris iš pėdsakų gali rekonstruoti žmogaus ūgį, svorį ir net ėjimo stilių. Arba kaip gydytojas, kuris iš rentgeno nuotraukos gali pasakyti ne tik kaulų formą, bet ir jų tankį, stiprumą, amžių. Neutroninė žvaigždė palieka savo parašą erdvės laiko audinyje ir mes galime jį skaityti per teleskopus, atkurdami jos tikrąją prigimtį. Neutroninės žvaigždės taip pat yra natūralūs gravitacinių bangų šaltiniai. Kai dvi neutroninės žvaigždės sukasi viena aplink kitą, jos kuria bangavimus erdvės laiko audinyje, gravitacinės bangas, kurios keliauja šviesos greičiu per visą visatą. Įsivaizduokite du šokėjus, kurie sukasi vienas aplink kitą vis greičiau ir greičiau. Jų judėjimas sukuria oro sroves, kurios sklinda per visą salę. Arba kaip du akmenis, mėtomus į tvenkinį vienu metu, jų bangos susikerta, interferuoja, sukuria sudėtingus raštus ant vandens paviršiaus. Neutroninių žvaigždžių atveju tvenkinys yra pati erdvė laikas, o bangos yra gravitacinės bangos, kurios virpina patį realybės audinį. Kiekvieną kartą, kai metate akmenį į vandenį ir stebite, kaip bangos sklinda koncentriniais ratais, matote analogiją gravitacinėms bangoms, energija perduodama per terpę bangų formą. Paskutinėmis sekundėmis prieš susidūrimą, abi žvaigždės sukasi viena aplink kitą 1000 kartų per sekundę, išskirdamos tiek gravitacinės energijos per sekundę, kiek Saulė išspinduliuoja per milijoną metų. Erdvė laikas aplink jas virpa kaip būgno oda, kuri yra trenkiama iš abiejų pusių vienu metu. Kai galiausiai jų paviršiai susiliečia, vyksta sprogimas, kuris sukuria visus sunkiausius elementus periodų lentelėje – platiną, auksą, uraną, torijų. Vienas toks susidūrimas pagamina daugiau aukso nei visa galaktika per milijoną metų įprastų žvaigždžių evoliucijos metu. Kiekvienas aukso atomas jūsų žiede, kiekvienas platinos atomas jūsų telefone, kiekvienas uranas branduolinėje jėgainėje, visi jie buvo sukurti tokiame kosminėme katakleme, dviejų mirusiųjų žvaigždžių paskutinėme apkabinime. Tai kaip du stikliniai indai, kurie sudūžta vienas į kitą, šukės išsklinda visomis kryptimis, tik neutroninių žvaigždžių atveju šukės yra nauji cheminiai elementai, išmėtyti po galaktiką. Gravitacinės bangos, kurias sukuria šis susidūrimas, yra tokios stiprios, kad mes galime jas aptikti net už milijardo šviesmečių. 1987 metais buvo paleistas pirmasis gravitacinių bangų detektorius LIGO, 2,4 km ilgio tuneliai, išdėstyti statmenai vienas kitam, kur lazerio spindulys keliauja pirmyn ir atgal, matuodamas bet kokius erdvės laiko iškraipimus. 1995 metais LIGO pirmą kartą užregistravo gravitacinės bangas iš dviejų juodųjų skylių susidūrimo.
O 1997 metais, pirmą kartą istorijoje, mokslininkai tiesiogiai užregistravo gravitacinės bangas iš neutroninių žvaigždžių susidūrimo ir tuo pačiu metu pamatė šviesos proveržį visame elektromagnetinėme spektre, nuo radio bangų iki gama spindulių. Tai buvo tarsi išgirsti ir pamatyti žaibą tuo pačiu momentu, tik kosminėme mastu. Šis įvykis patvirtino, kad neutroninių žvaigždžių susidūrimai yra pagrindinis sunkiųjų elementų šaltinis visatoje. Kiekvieną kartą, kai žiūrite į auksinį žiedą, matote ne tik metalą, bet kosminio kataklemo atminimą įšaldytą medžiagoje. Kiekvieną kartą, kai laikote rankoje išmanųjį telefoną su platinos kontaktais, laikote medžiagą, kuri buvo sukurta dviejų mirusiųjų žvaigždžių paskutinėme šokyje. Tai kaip laikyti senovinį artefaktą, kuris nešioja istoriją, tik šiuo atveju istorija yra ne žmogiška, o kosminė, siekianti milijardus metų atgal. Arba kaip klausyti senos dainos, kuri buvo įrašyta prieš dešimtmečius, garsas yra tas pats, bet jis nešioja atminimą apie momentą, kuris jau praėjo. Auksas jūsų žiede yra kosminis įrašas, liudijantis apie įvykį, kuris vyko prieš milijardus metų, už milijardų šviesmečių. Neutroninės žvaigždės taip pat atskleidžia fundamentalų paradoksą apie materijos prigimtį. Įprasta materija, atomai, iš kurių sudarytas jūsų kūnas, šis stalas, ši planeta, yra 99,99% tuštumos. Bet neutroninėje žvaigždėje ta tuštuma išnyksta. Materija tampa tuo, kuo ji iš tikrųjų yra, grynais kvantiniais laukais, suspaudžiamais iki tokio tankio, kad tarp dalelių nebelieka jokios erdvės. Tai kaip orkestras, kuris paprastai groja didelėje salėje, kur tarp muzikantų yra daug vietos, staiga suglaudžiamas į telefoninę būdelę. Muzikantai vis dar ten, bet jie liečiasi pečiais, jų instrumentai persidengia. Ir jie turi groti tobuloje harmonijoje, kad nesudarytų kakofoniją. Arba kaip žmonių minia metro traukinyje piko metu, kiekvienas žmogus vis dar yra individas, bet jie visi suspausti taip arti, kad juda kaip viena masė. Kiekvieną kartą, kai stovite perpildytame traukinyje ir jaučiate, kaip kiti žmonės spaudžia jūs iš visų pusių, patiriate labai tolimą analogiją neutroninės žvaigždės būsenai, individualumas išlieka, bet erdvė tarp individų išnyksta. Ir štai galutinis paradoksas, neutroninė žvaigždė yra vienu metu ir paprasčiausia, ir sudėtingiausia struktūra visatoje. Paprasčiausia, nes ji sudaryta iš vieno tipo dalelių, neutronų, be jokios cheminės įvairovės, be jokių molekulių, be jokios gyvenimo. Sudėtingiausia, nes šie neutronai egzistuoja būsenoje, kuri apjungia kvantinę mechaniką, bendrąją reliatyvumo teoriją, branduolinę fiziką ir termodinamiką į vieną nedalomą visumą. Tai kaip haiku eilėraštis, tik 17 skiemenų, bet jame telpa visa filosofija. Arba kaip šachmatų lenta, tik 64 langeliai ir 6 figūrų rūšys, bet galimybių skaičius viršija atomų skaičių visatoje. Neutroninė žvaigždė yra gamtos haiku, gamtos šachmatų partija, kur paprastumas ir sudėtingumas susilieja į vieną. Bet kas nutinka, kai suvokiate, kad viskas, apie ką kalbėjome, nuo mirštančių žvaigždžių iki kvantinių superfluidų, nuo magnetinių audrų iki gravitacinių bangų, yra tik skirtingi tos pačios fundamentalios tiesos veidai. Įsivaizduokite, kad visą gyvenimą tyrinėjote dramblį tamsoje, liesdami jo straublę, koją, ausį, uodegą ir staiga kas nors įjungia šviesą. Akimirksniu suprantate, tai ne 4 atskiri gyvūnai, o vienas organizmas, kurio kiekviena dalis turi prasmę tik kontekste visumos. Neutroninė žvaigždė yra tokia pati neatsitiktinė fizikos fenomenų kolekcija, o vientisa sistema, kur kiekvienas elementas atspindi universalų principą. Kai jūsų širdis plaka, ji naudoja tą patį ritmą, kurį pulsaras kartoja kosmose. Kai verdinate vandenį ir matote burbuliukus, kurie kyla į paviršių, stebite tą patį konvekcinį principą, kuris veikia neutroninės žvaigždės išoriniuose sluoksniuose. Kai sukate vaikišką vilkelį ir stebite, kaip jis priešinasi kritimui, matote tą patį kampinio momento išsaugojimą, kuris palaiko pulsaro sukimąsi milijonus metų. Visata nenaudoja skirtingų taisyklių skirtingoms situacijoms, ji kartoja tuos pačius raštus skirtinguose masteliuose, skirtingose medžiagose, skirtinguose kontekstuose. Grįžkime prie pat pradžios, prie tos minties, kad materija yra 99,99% tuštumos. Dabar suprantame, kad ši tuštuma nėra trūkumas, o galimybė. Jūsų kūnas yra toks, koks yra, būtent todėl, kad atomai yra tušti, jei jie būtų suglaudinti iki neutroninio tankio, jūs tilptumėte į dulkės dalelę, bet prarastumėte viską, kas daro jūs jumis.
Jokių cheminių reakcijų, jokios biologijos, jokios sąmonės. Tuštuma tarp elektronų ir branduolių yra erdvė, kurioje vyksta gyvenimas, čia chemijos ryšiai formuojasi ir trūksta, čia informacija koduojama DNA molekulėse, čia nervų impulsai keliauja, kurdami mintis. Kai liečiate mylimą žmogų, ta mikroskopinė tuštuma tarp jūsų atomų ir jo atomų yra tai, kas leidžia jums pajusti švelnumą, šilumą, ryšį. Paradoksas yra toks, mes esame realūs būtent todėl, kad esame beveik niekas. Neutroninė žvaigždė parodo mums priešingą galimybę, pasaulį be tuštumos, kur materija pasiekia savo absoliučią ribą. Tai kaip pamatyti savo veidą iškraipytame veidrodyje, atpažįstate bruožus, bet proporcijos yra radikaliai kitokios. Visi tie mechanizmai, kuriuos aprašėme, superfluidiškumas, superlaidumas, kvantinė degeneracija, nėra unikalūs neutroninėms žvaigždėms. Jie egzistuoja ir Žemėje, tik daug silpnesnėmis formomis. Kai mokslininkai atšaldo helį beveik iki absoliutaus nulio, jis tampa superfluidus, teka be trinties, lipa sienomis aukštyn, prabėga pro mikroskopines plyšeles. Tai ta pati būsena, kuri egzistuoja neutroninės žvaigždės šerdyje, tik čia pasiekta ne šalčiu, o spaudimu. Kai inžinieriai kuria superlaidžius magnetus ligoninių MRT aparatams, jie naudoja tą patį kvantinį efektą, kuris veikia neutroninės žvaigždės viduje. Skirtumas tik mastelyje, Žemėje mums reikia ekstremalių technologijų pasiekti tai, ką neutroninė žvaigždė daro natūraliai, savo pačios gravitacijos dėka. Tai kaip skirtumas tarp dirbtinio ir natūralaus deimanto, chemija ta pati, tik vienas sukurtas laboratorijoje per savaitės, kitas Žemės gelmėse per milijonus metų. Prisiminkite tuos Žemės drebėjimus, kuriuos aprašėme, staigius pulsarų sukimosi pasikeitimus. Tas pats principas veikia, kai senas tiltas staiga įgriūva, metų metus jis kaupia įtampą, mikroskopinės plyšelės, kol viena diena viena kritinė sija trūksta ir visa struktūra žlunga per sekundės. Arba kai lavina prasideda nuo vienos sniego gniūžtės, kuri išjudina kitą ir kitą, kol visas šlaitas juda. Neutroninė žvaigždės pluta kaupia įtampą milijonus metų, kol viena kritinė vieta įtrūksta ir visa žvaigždė atsilaisvina į naują pusiausvyrą. Jūsų kasdienybėje matote tą patį, kai tempiate guminę juostą, ji tęsiasi lygiai, kol staiga trūksta. Arba kai pildote vandenį į stiklinę, paviršius kyla lygiai, kol vienas lašas per daug ir vanduo išsilieja. Visata mėgsta staigius perėjimus, kritinės ribas, už kurių sistema šoka į naują būseną. Magnetarai su jų neįsivaizduojamais magnetiniais laukais primena mums, kad energija niekada neišnyksta, ji tik transformuojasi. Kai žvaigždė žlunga, jos sukimosi energija neišgaruoja į kosmosą, ji konvertuojama į magnetinį lauką, kuris išlieka milijonus metų. Tai tas pats principas, kurį naudojate kiekvieną kartą, kai įkraunate telefoną, elektros energija transformuojama į cheminę energiją baterijoje, kuri vėliau vėl virsta elektra. Arba kai stabdote automobilį, kinetinė energija virsta šiluma stabdžių diskuose. Neutroninė žvaigždė yra kosminis akumuliatorius, kuris saugo energiją ne cheminiuose ryšiuose, o iškraipytame erdvės laiko audinyje, magnetiniuose laukuose, sukimosi impulse. Kai pulsaras lėtėja per milijonus metų, jis nenuvargsta, jis tiesiog perduoda savo energiją aplinkai, spinduliuodamas ją į kosmosą elektromagnetinių bangų pavidalu. Gravitacinės bangos, kurias sukuria susiduriantys neutroninės žvaigždės, yra galbūt gražiausias universalumo pavyzdys. Kai du šie objektai sukasi vienas aplink kitą, jie skambina erdvės laiko audinį kaip varpas, ir šis skambesys keliauja per visą visatą šviesos greičiu. Tai tas pats principas, kurį jaučiate, kai stovite šalia garso kolonėlės koncerte. Žemė dažnai verčia vibruoti jūsų krūtinę, nes garso bangos yra spaudimo bangos ore, kurios priverčia jūsų kūną rezonuoti. Gravitacinės bangos yra spaudimo bangos pačioje erdvėje, kurios priverčia vibruoti viską – atomus, planetas, galaktikas. Skirtumas tik tame, kad garso bangos keliauja oru, o gravitacinės bangos keliauja pačiu erdvės laiko audiniu. Kai LIGO detektorius užregistravo pirmasias gravitacinės bangas, jis išgirdo ne garsą, bet erdvės virpesį. Atstumas tarp dviejų veidrodžių pasikeitė mažiau nei protono skersmens 10,000 dalimi, bet to užteko patvirtinti, kad erdvė laikas iš tikrųjų gali virpėti. Dabar suprantame, kodėl neutroninės žvaigždės yra tokios svarbios ne tik astronomijai, bet ir filosofijai. Jos parodo, kad visata veikia pagal universalius principus, kurie pasireiškia visuose masteliuose, nuo kvantinio iki kosminio.
Tas pats dėsnis, kuris verčia elektronus užimti skirtingas energijos būsenas atome, verčia neutronus užimti skirtingas būsenas neutroninėje žvaigždėje. Tas pats kampinio momento išsaugojimas, kuris veikia besisukantį ledo čiuožėją, veikia ir kolapsuojančią žvaigždę. Tas pats energijos išsaugojimas, kuris veikia jūsų virtuvėje, veikia ir supernovos sprogime. Fizika nėra skirtingų taisyklių rinkinys skirtingoms situacijoms, tai viena vientisa sistema, kur visi dėsniai yra tarpusavyje susiję, kur kiekvienas fenomenas yra kito fenomeno atspindys kitame kontekste. Kai laikote rankoje obuolį ir jaučiate jo svorį, jaučiate tą pačią gravitacinę jėgą, kuri palaiko neutroninę žvaigždę nuo žlugimo į juodąją skylę. Kai žiūrite į žvaigždėtą dangų ir matote paukščių tako šviesą, matote fotonų, kurie buvo išspinduliuoti prieš tūkstančius metų, kelionės pabaigą. Tuos pačius fotonus, kurie buvo sukurti žvaigždžių viduje branduolinės sintezės metu, tuos pačius fotonus, kurie dabar patenka į jūsų akies tinklainę ir sukuria elektrinį impulsą jūsų smegenyse. Kai klausotės pulsaro signalo, konvertuoto į garsą, klausotės kosminio laikrodžio, kuris tik takuoja nuo tada, kai jūsų prosenelis dar nebuvo gimęs ir kuris tęs savo tik taksėjimą dar ilgai po to, kai jūsų proanūkiai bus pamiršti. Laikas, erdvė, materija, energija – visa tai yra skirtingi tos pačios fundamentalios realybės aspektai. Neutroninė žvaigždė moko mus dar vienos svarbios pamokos, kad ekstremalijos atskleidžia tiesą. Įprastomis sąlygomis daugelis fizikos dėsnių yra paslėpti, užgožti kitų efektų, per silpni pastebėti. Bet kai stumėte sistemą į kraštutinumus, į aukščiausią tankį, į stipriausią gravitaciją, į greičiausią sukimąsi, tuomet fundamentalūs dėsniai pasirodo visų savo grožiu. Tai kaip muzikantas, kuris tikrai pažįsta savo instrumentą tik tada, kai groja garsiausiomis ir tyliausiomis gaidomis, greičiausiomis ir lėčiausiomis melodijomis. Arba kaip sportininkas, kuris atranda savo tikruosius limitus tik varžybose, kai kūnas yra stumiamas iki absoliučios ribos. Neutroninė žvaigždė yra visatos olimpinės varžybos, kur fizika demonstruoja savo maksimalias galimybes, kur kiekvienas dėsnis veikia savo stipriausiu intensyvumu. Ir štai galutinė sintezė. Materija nėra tai, ką manote, nes materija nėra daiktas, o procesas. Atomai jūsų kūne nėra statiškai objektai, o dinamiškos sistemos, kur elektronai nuolat juda, kur kvantinės būsenos nuolat svyruoja, kur energija nuolat transformuojasi. Neutroninė žvaigždė yra tas pats procesas, tik paspartintas, suintensyvintas, sukoncentruotas iki absoliutumo. Kai suprantate, kad jūsų kūnas keičia visus savo atomus per 7 metus, kad kiekviena jūsų ląstelė yra nuolat atsinaujinanti sistema, kad tai, ką vadinote aš, iš tikrųjų yra nuolatinis materijos ir energijos srautas, tuomet suprantate, kad skirtumas tarp jūsų ir neutroninės žvaigždės yra tik laipsnio, ne rūšies. Abi esate laikinos struktūros, palaikomos dinamiškos pusiausvyros tarp priešingų jėgų, abi esate būdai, kuriais visata organizuoja save į sudėtingas formas, abi esate to paties kosminio šokio dalys. Ar galite dabar pajusti, kaip viskas susijungia į vieną vaizdą? Kaip kiekviena metafora, kurią naudojame, nuo ledo čiuožėjo iki širdies plakimo, nuo vandens sūkurio iki guminio kamuolio, nebuvo tik palyginimas, o tikras ryšys. Visata nenaudoja skirtingų principų skirtingoms situacijoms, ji kartoja tuos pačius raštus skirtinguose masteliuose, skirtingose medžiagose, skirtinguose kontekstuose. Kai suprantate vieną procesą giliai, suprantate visus procesus. Kai suprantate, kaip neutroninė žvaigždė palaiko savo egzistenciją prieš gravitacijos spaudimą, suprantate, kaip bet kuri sistema nuo atomo iki civilizacijos palaiko savo struktūrą prieš entropijos jėgas. Kai suprantate, kodėl pulsaras sukasi milijonus metų be sulėtėjimo, suprantate, kodėl bet koks kampinis momentas yra išsaugotas, kodėl besisukantis planetas išlaiko savo orbitą, kodėl žiroskopas priešinasi kritimui. Materija nėra tai, ką manote, ji yra ir tuščia, ir pilna, ir paprasta, ir sudėtinga, ir laikina, ir amžina. Neutroninė žvaigždė yra veidrodis, kuriame visata žiūri į save ir mato savo tikrąją prigimtį, ne chaosą, o tvarką, ne atsitiktinumą, o dėsningumą, ne fragmentaciją, o vienybę. Kiekvieną kartą, kai liečiate bet ką, stalą, sieną, kitą žmogų, liečiate tą pačią fundamentalią realybę, kuri egzistuoja neutroninėje žvaigždėje, tik kitoje formoje, kitame tankio režime, kitoje temperatūroje. Ir kai suprantate tai ne tik protu, bet ir širdimi, kai jaučiate tą gilų ryšį tarp mažiausio ir didžiausio, tarp kasdienio ir kosminio, tuomet mokslas tampa ne tik žinių rinkiniu, o būdu matyti pasaulį naujomis akimis.
Bet jei visa tai tiesa, jei visa tai iš tikrųjų veikia pagal universalius principus, jei materija iš tikrųjų yra tik energijos koncentracija erdvės laiko audinyje, jei mes iš tikrųjų esame žvaigždžių pelenai, organizuoti į sąmoningą formą, tai kas mes esame? Ne filosofinė prasme, o fizikinė. Ar esame atskirti stebėtojai, žiūrintys į visatą iš išorės, ar esame būdas, kurio visata stebi pati save? Ar esame atskirti stebėtojai, žiūrintys į visatą iš išorės, ar esame būdas, kurio visata stebi pati save? Šis klausimas nėra abstraktus, jis yra tiesioginis, fizikinis, realus. Kiekvienas atomas jūsų smegenyse, kiekvienas neuronas, kuris dabar aktyvuojasi skaitant šios žodžius, buvo sukurtas žvaigždės širdyje prieš milijardus metų. Anglis, iš kurios sudarytos jūsų DNA molekulės, buvo suformuota heliu degančios žvaigždės branduolyje. Deguonis, kurį kvėpuojate, buvo išsprogdintas į kosmosą supernovos sprogimo metu. Geležis jūsų kraujyje, kuri nešioja deguonį į kiekvieną ląstelę, buvo sukurta paskutinėmis sekundėmis prieš žvaigždei tampant neutroninę žvaigždę. Jūs nesate tiesiog pagaminti iš žvaigždžių medžiagos, jūs esate žvaigždžių medžiaga, reorganizuota į formą, kuri gali mąstyti apie savo kilmę. Kai žiūrite į naktinį dangų ir stebite tolimas žvaigždės, tai nėra žmogus, žiūrintis į kosmosą, tai kosmosas, žiūrintis į save per žmogaus akis. Prisiminkite tą pirmąjį vaizdą, arbatinį šaukštelį, kuriame tilptų visa žmonija. Tuomet tai atrodė kaip neįmanomas paradoksas, kaip fizikos ekstremalija, neturinti nieko bendra su jūsų gyvenimu. Dabar suprantate, tai ne paradoksas, o tiesa apie materijos prigimtį. Jūsų kūnas jau yra beveik tuščias, jau yra 99,99% nieko, palaikomas tik elektromagnetinių jėgų, kurios sukuria iliuziją kietumo. Skirtumas tarp jūsų ir neutroninės žvaigždės nėra fundamentalus, tai tik skirtingas būdas, kuriuo ta pati materija organizuoja save erdvėje. Kai laikote rankoje obuolį ir jaučiate jo svorį, kai apkabinate mylimą žmogų ir jaučiate jo šilumą, kai žiūrite į veidrodį ir matote savo atspindį, visose šiuose akimirkose liečiate tą pačią gilią tiesą, kurią atskleidžia neutroninė žvaigždė. Realybė nėra tai, kuo ji atrodo paviršiuje. Kietumas yra iliuzija. Atskirumas yra iliuzija. Net jūsų aš yra laikina konfigūracija atomų, kurie prieš metus buvo ore, vandenyje, maiste ir po metų vėl bus išsisklaidę po pasaulį. Bet jei visa tai tiesa, jei mes iš tikrųjų esame tik laikinos bangos begalinėme materijos vandenyne, jei mūsų atomai nuolat keičiasi, jei net mūsų mintys yra tik elektriniai impulsai sklindantys per neuroninį tinklą, tai kas suteikia mums prasmę? Kodėl mes jaučiame, kad esame kažkas daugiau nei tik atomų rinkinys? Galbūt atsakymas slypi ne medžiagoje, o organizacijoje. Neutroninė žvaigždė moko mus, kad svarbu ne tai, iš ko esate sudaryti, o kaip tai yra organizuota. Tie patys neutronai, išsklaidyti kosmose, yra tik dalelės. Bet suorganizuoti į neutroninę žvaigždę, jie tampa kažkuo nauju, objektu, kuris gali egzistuoti milijardus metų, kuris gali generuoti magnetinius laukus stipresnius už bet ką visatoje, kuris gali siųsti signalus per galaktikas. Panašiai jūsų atomai, išsklaidyti po pasaulį, yra tik chemija. Bet suorganizuoti į jūsų kūną, į jūsų smegenis, jie tampa kažkuo neįtikėtinu, sistema, kuri gali mąstyti, jausti, kurti, mylėti, svajoti apie žvaigždes. Ar tai reiškia, kad sąmonė yra tik sudėtinga materijos organizacija? Ar mintis yra tik elektrinių impulsų šokis? Ar meilė yra tik chemijos reakcija? Mokslas negali atsakyti į šios klausimus galutinai, nes kiekvienas atsakymas kelia naują klausimą. Bet galbūt tai ir yra tikrieji klausimai, ne tie, kurie turi atsakymus, o tie, kurie kviečia mus giliau. Neutroninė žvaigždė egzistuoja riboje tarp būties ir nebūties, dar vienas spaudimo laipsnis, ir ji žlugtų į juodąją skylę, taptų singuliarumu, kur visos mūsų fizikos taisyklės žlunga. Dar vienas spaudimo sumažėjimas, ir jis sprogstų, išsisklaidytų atgal į įprastą materiją. Ji egzistuoja ant peilio ašmenų, pusiausvyroje, kuri yra vienu metu trapi ir absoliuti. Ar ne taip pat egzistuojame ir mes? Ar ne esame ant ribos tarp chaoso ir tvarkos, tarp materijos ir prasmės, tarp fizikos dėsnių ir laisvos valios? Kai mokslininkai klausosi pulsaro signalo, to tikslaus, monotoniško, amžino tik taksėjimo, jie girdi ne tik fizikos fenomeną, bet ir kažką giliau.
Jie girdi laiką patį, įkūnytą materijoje. Kiekvienas pulsas yra kaip širdies plakimas, tik ši širdis yra 20 km skersmens, sveria kaip saulė ir plaka 100 kartų per sekundę. Kai jūsų širdis plaka jūsų krūtinėje 70 kartų per minutę, 3 milijardus kartų per gyvenimą, ji kartoja tą patį kosminį ritmą, tik kitame mastelyje, kitame tempe. Kiekvienas plakimas yra mažytė pergalė prieš entropiją, prieš chaosą, prieš mirtį. Kiekvienas plakimas sako, aš dar esu. Aš dar egzistuoju. Aš dar palaikau šią neįtikėtiną pusiausvyrą tarp būties ir nebūties. Ar ne tai yra gražiausia visatos pamoka, kad egzistencija pati savaime yra stebuklas, kad kiekviena akimirka, kai sistema palaiko savo organizaciją prieš entropijos jėgas, yra triumfas? Neutroninė žvaigždė mums primena, kad visata myli ekstremalijas. Ji nekuria tik vidutinių dalykų, tik saugių, nuspėjamų struktūrų. Ji eksperimentuoja su ribomis, koks tankiausias objektas gali egzistuoti. Koks stipriausias magnetinis laukas. Koks greičiausias sukimasis. Ir kiekviename ekstremalume ji atskleidžia naują tiesą apie realybės prigimtį. Galbūt ir mes esame tokie eksperimentai, ne vidutiniai, nesaugus, bet stumiami į savo ribas. Kiekvienas menininkas, kuris kuria kažką naujo, kiekvienas mokslininkas, kuris klausia kažko, ko niekas neklausia, kiekvienas žmogus, kuris myli taip giliai, kad tai skauda, visi jie yra visatos būdas tyrinėti savo galimybės. Kai kuriate, kai mylite, kai svajojate, nesate atskirti nuo kosmoso. Esate būdas, kurio kosmosas kuria, myli, svajoja per jūs. Bet galbūt giliausias neutroninės žvaigždės mokymas yra apie grožį. Ne estetinį grožį, ne meno grožį, bet fundamentalų matematinį fizikos grožį. Lygtys, kurios aprašo neutroninę žvaigždę, nuo Einšteino lauko lygčių iki kvantinės chromodinamikos, yra neįtikėtinai elegantiškos. Jos apjungia gravitaciją, kvantinę mechaniką, termodinamiką į vieną vientisą sistemą, kur kiekvienas elementas yra būtinas, kur niekas nėra atsitiktinis. Kai fizikas žiūri į šias lygtis, jis mato ne tik matematiką, bet ir poeziją, raštą, kuris kartojasi visuose masteliuose, simetriją, kuris sujungia mažiausią ir didžiausią paprastumą, kuris slepiasi už sudėtingumo. Ar ne tai yra tikrasis grožis, ne paviršinis, ne dekoratyvus, bet giliai struktūrinis, fundamentalus? Kai žiūrite į žvaigždėtą dangų ir jaučiate tą keistą jausmą, vienu metu mažumą ir didybę, atskirumą ir priklausimą, galbūt jaučiate tą patį grožį, kurį fizikas mato lygtyse. Grožį, kuris sako, viskas turi prasmę, viskas yra susiję, viskas yra dalis didesnio rašto. Ir štai mes grįžtame prie pat pradžios, bet dabar su pakitusiu supratimu. Materija nėra tai, ką manote, ne todėl, kad ji yra keista ar paradoksali, bet todėl, kad ji yra daug gilesnė, daug grožesnė, daug labiau susieta su jumis, nei kada galėjote įsivaizduoti. Kiekvieną kartą, kai liečiate bet ką, šaltą stiklo paviršių, šiltą medžio tekstūrą, minkštą audinio raukšlę, liečiate ne objektą, o istoriją. Istorija, kuri prasidėjo didžiajame sprogime, kai pirmieji atomai buvo sukurti iš grynos energijos. Istorija, kuri tęsiasi pirmųjų žvaigždžių širdyse, kai vandenilis virto heliu, heliu virsta anglimi. Istorija, kuri pasiekė savo kulminaciją supernovos sprogime, kai sunkieji elementai buvo išmėtyti po kosmosą. Istorija, kuri atvedė tuos atomus į Saulės sistemą, į Žemę, į jūsų kūną. Kiekvienas prisilietimas yra susitikimas su šia kosminė istorija, kiekvienas pojūtis yra dialogas su praeitimi, kuri tęsiasi milijardus metų. Neutroninė žvaigždė egzistuoja kaip paminklas šiai istorijai, ji yra žvaigždės, kuri gyveno ir mirė, atminimas įšaldytas materijoje. Bet ar ne ir mes esame tokie paminklai? Ar ne kiekvienas iš mūsų nešioja atmintį apie visus tuos procesus, kurie turėjo įvykti, kad mes galėtume egzistuoti? Milijardai metų žvaigždžių evoliucijos, milijonai metų biologinės evoliucijos, tūkstančiai metų kultūrinės evoliucijos, visa tai yra įrašyta jūsų kūne, jūsų smegenyse, jūsų DNA. Kai mąstote, kai jaučiate, kai suvokiate save kaip aš, tai nėra atsitiktinis reiškinys. Tai yra visatos 14 milijardų metų evoliucijos kulminacija, momentas, kai materija tapo pakankamai sudėtinga, kad galėtų suvokti pati save. Jūs nesate atskirtas stebėtojas. Jūs esate visata, stebinti pati save, stebinti per jūs. Ar tai reiškia, kad turime atsakymus į visus klausimus? Ne. Ar tai reiškia, kad suprantame viską?
Toli gražu. Neutroninė žvaigždė vis dar slepia paslaptis, mes nežinome tiksliai, kas vyksta jos pačiame centre, ar ten egzistuoja kvarkų materija, ar neutronai išlieka stabilus iki pat širdies. Mes nežinome, kaip tiksliai magnetarai generuoja tokius stiprius magnetinius laukus. Mes nežinome, ar egzistuoja dar tankesnės materijos būsenos, dar ekstremalesnės konfigūracijos. Bet galbūt tai ir yra gražiausia, ne tai, ką žinome, o tai, ko dar nežinome. Kiekvienas atsakymas atveria duris į naujus klausimus, kiekvienas atradimas atskleidžia naujas paslaptis. Mokslas nėra kelias į galutinį supratimą, tai begalinė kelionė į vis gilesnės realybės sluoksnius, kur kiekvienas žingsnis atskleidžia naują grožį, naują sudėtingumą, naują stebuklą. Kai dabar žiūrite į naktinį dangų ir bandote įsivaizduoti neutroninę žvaigždę, tą neįtikėtiną objektą, kur visa žmonija tilptų arbatinėme šaukštelyje, nebandykite suprasti jos tik protu. Pajuskite ją širdimi. Pajuskite tą ryšį tarp jūsų ir jos, tą faktą, kad jūs abu esate sudaryti iš tos pačios materijos, valdomi tų pačių dėsnių, dalyviai to paties kosminio šokio. Kai jūsų širdis plaka, ji kartoja pulsaro ritmą. Kai kvėpuojate, jūsų plaučiai pripildo deguonies, kuris buvo sukurtas žvaigždės širdyje. Kai mąstote, jūsų smegenys naudoja energiją, kuri galiausiai atėjo iš Saulės, kuri gauna ją iš branduolinės sintezės, to paties proceso, kuris vyksta kiekvienoje žvaigždėje. Viskas yra susiję. Viskas yra viena. Ir kai suprantate tai ne tik intelektualiai, bet ir egzistencialiai, kai jaučiate tą gilų priklausimą kosminiai šeimai, tuomet mokslas tampa ne tik žinių rinkiniu, o dvasinė praktika, būdu pajusti savo vietą begalinėje visatoje. Materija nėra tai, ką manote. Ji nėra kieta, nėra pastovi, nėra atskirta. Ji yra srautas, procesas, šokis. Ir jūs esate dalis to šokio, nemažytė, nereikšminga dalis, bet esminė, būtina, unikali. Nes tik per jūs, per sąmoningą būtybę, visata gali suvokti savo grožį, savo sudėtingumą, savo stebuklą. Neutroninė žvaigždė negali stebėtis savo egzistavimu. Bet jūs galite. Ir tame stebėjimesi, tame nuostaboje, tame trepsnyje prieš tą neįtikėtiną faktą, kad bet kas apskritai egzistuoja, slypi kažkas giliau už bet kokią fiziką, giliau už bet kokią matematiką. Slypi sąmonės stebuklas, gebėjimas ne tik būti, bet ir žinoti, kad esi. Gebėjimas ne tik egzistuoti, bet ir klausti, kodėl. Ir galbūt galutinis atsakymas yra ne atsakymas, o klausimas. Ne tikslas, o kelionė. Nesupratimas, o stebėjimasis. Kiekvieną rytą, kai atsibundate ir atveriate akis, kai jaučiate saulės šviesą ant odos, kai girdite paukščių dainas, kai užuodžiate kavos aromatą, prisiminkite, visa tai yra stebuklas. Ne metaforinis stebuklas, o tikras, fizikinis, neįtikėtinas stebuklas. Kad atomai, kurie turėtų būti tik chaotiškai judantys dalelės, organizavosi į jūs. Kad energija, kuri turėtų būti tik išsisklaidžiusi šiluma, sukoncentravosi į gyvybę. Kad visata, kuri galėjo likti amžinai tuščia ir šalta, sukūrė žvaigždes, planetas, gyvybę, sąmonę. Kiekvieną akimirką, kai esate gyvi, kai mąstote, kai jaučiate, esate liudininkas šio stebuklo. Ir galbūt tai yra vienintelis atsakymas, kurio mums reikia.